lankomės Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykloje, vienintelėje profesinėje mokykloje Rokiškio rajone. Šioje mokykloje yra laukiami visi, kurių nedomino studijos aukštosiose mokyklose, taipogi tie, kurie nori persikvalifikuoti. Taigi, pakalbinkime mokyklos mokinius. Neįsivaizduoju dienos be siuvėjo. Manau, kad tai yra viena gražiausių specialybių. Mes mokom ne tik siuvėjo, bet ir dailiųjų tekstilės dirbinių programą turim. Ir mokom kurti aksesuarus, mokom kurti kažkokias puošybos elementus, skiautinius, tiek buičiai, tiek drabužiui. Šitoj mokyklai mokosi siuvėjos amato. Baigusi mokyklą, žadu užsiimti individualią veiklą ir siūti drabužius. Mokomės sodininkystės, augalininkystės, žemdirbystės darbų. Ir dabar kaip tik vyksta augalininkystės praktiniai mokymai. Štai čia sėjam pomidorus, o ten mokėmės skiepyti medelius. Nes pavasarį yra labai reikalingi šie darbai, nes visos moterys namuose sėja, sodina įvairias daržoves, taip ir mes čia mokomės. Aš čia mokinuosi tai metus, bet mokykloje projektų yra tikrai nemažai. Pavyzdžiui, čia buvo vasario mėnesį studijos 2013 pristatėme mokyklą. Parodėme eskizus tapetus, susidomėjimo buvo tikrai nemažai ir man tai buvo irgi ganėtinai įdomu. Dar gruodžio mėnesį buvo geriausias apdailininkas, tai su grupioku užėmėm pirmąją vietą. Visai neseniai pagal Leonardo da Vinčio mobilumo programą atlikinėjau praktiką Vokietijoje. Tai buvo tikrai gera praktika, tikrai daug galimybių pamatyti ir patį miestą, pačią šalį ir pakeliauti. Gera galimybė padirbėti užsienyje. Baigiau 10 klasių, gavau pagrindinį išsilavinimą ir įstojau čia, kad gaučiau 12 klasių išsilavinimą ir specialybę. Šiaip galvočiau, kad savo servisą kažkokį sukurti, kad automobilio remonto. Nes vis tiek dalyvauju sporte, šikiam tokiam prie mašinų, tai man tai labai padėtų. Aš manau, kad sekretoriaus specialybė yra mano ateitis. Turiu anglų kalbos mokytojos diplomą, bet rajone susirasti darbo pagal specialybę sunku, todėl nusprendžiau įgyti sekretorės specialybę. Mokykloje taip pat galima įgyti apskaitininko kasininko, kompiuterinio projektavimo operatoriaus, dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo, metalo apdirbimo staklininko, techniko šaltkalvio remontininko specialybę. Mokytis priimami mokiniai turintys vidurinį, pagrindinį išsilavinimą arba neįgyję pagrindinio išsilavinimo, bet ne jaunesni kaip 16 metų. Nauja informacija. Nuo 2013 m. rugsėjo 1 dienos kviečiami mokytis mokiniai baigę 9 klases. Mokykloje jie galės baigti 10 klasę ir įgyti apskaitininko arba apdailininko statybininko specialybę. Mokiniai žinių įgyja ne tik mokykloje, bet ir rajono įmonėse. Taip jie pritaiko įgytas teorinės žinias realiuose darbo vietose ir įgyja praktinių įgūdžių. Aplankykime rajono verslininkus. UAB Lelija Rokiškio siuvimo įmonėje mes siuvame aukštos kokybės vyriškus kostiumus. Ir pas mus visada yra paklausa darbščių, sąžiningų, gerai paruoštų siuvėjų, gerbiančių ir mylinčių savo darbą. Todėl mes mielai priimame Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos moksleivės į gamybinę praktiką. O po mokslų suteikim galimybę pas mus įsidarbinti. Laukiame ir jūsų. Dėl didelės paklausos ši specialybė mūsų mokykloje yra pirmus metus ir suvirinimo klasė dar nėra pilnai įrengta. Todėl mes esame čia, Rokiškio mašinų gamykloje, kuris suteikia mums visas reikiamas priemonės praktiniams darbams atlikti. Šiuo metu čia pas mus atlieka praktiką studentų eilė. Jie čia susipažįsta su darbu gamykloje, įgyja tam tikrus įgūdžius ir mes laukiame, kad jie baigę mokyklą grįžtų vėl atgal pas mus ir dirbtų. Aš studijavau automobilių mechaniką, o pasirinkau šitą specialybę dėl to, kad man labai patinka automobiliai. Vaikystėje vietoj lėlių buvo automobiliai, sakykime, iš tikrųjų. Ir šiaip dabar irgi, kai stojau, taip gavosi, kad nebar. Aš tiesiog pamačiau automobilių mechanikas, galvoju, visai nieko, pamėginsiu, patinka. Aišku, nelengvas darbas, bet stengiamės. Jeigu klipas tinka, greitai spausk kitu. Patinka!